Ar turėsite klausimų? Mes turime klausimų internetu. Čia svetainės LSDP lankytojai stebi spaudos konferenciją ir užduoda klausimus. Prašom, Jūratė. Pirmas klausimas, Jeronimas Ropė klausė, ponas Juršienai, už ką būtumėt balsavę antrame ture Dzūkijoje, jei būtumėte ten registruotas? Man būtų buvęs sunkus pasirinkimas, kadangi pagal mano nusistatymą ir pagal mūsų rinkėjų simpatijas būtų reikėjo rinktis tarp blogo ir blogesnio. Tai žinoma, aš blogesnio nebūčiau rinkęsis. Antras klausimas klausė Neringa. Ar žinote, kiek pastaruoju brango sviestas, batonas ir dešra? Ar bent žinote, kiek kainuoja, tarkim, pakelis sviesto? Įvairiai. Aš einu, perku ir moku tikrai daugiau. Tai galiu pasakyti tiek. Socdemas Partietis klausė. Gerbiamas bičiuli, rajone mūsų visi kala dėl kainų, kala dėl mūsų vyriausybės. Ką galime atsakyti, kodėl prezidiumas tyli? Prezidiumas tuos dalykus yra nagrinėjęs ir nagrinės, ir apie tai kalbama, ir visų pirma kalba premjeras, kalba mūsų ministrai. Bet neužmirškim bendro dalyko, mes su jim gyvenam kapitalistiniam pasaulyje, kur kainas lemia ne vyriausybės, o atitinkami santykiai esantis tarp įvairių žmonių grupių, tarp gamintojų ir vartotojų. Ne prie socializmo gyvenam. Taip, dar du klausimai. Simonas Žeruolis klausė, ar paduotumėte ranką Uspaskichui, jei jį sutiktumėte dabar? Aš esu mandagus žmogus ir su visais sveikinuosi. Ir paskutinis, kaip manote, ar dabar būtų mažesnės kainos, jei būtų buvęs įvestas euras? Kainos būtų taip pat kilusios, kaip jos, sakysim, pakilo ir Slovenijoje. Janina, ar norėsi paklausti? Matau, klausimų daugiau nebeturime. Dėkuoju visiems už dėmesį. Geros dienos.